Labdienėlį publik. Dėkau visiems, kas palaikot, kapves like, nuspaudam laiką ir varom žiūrėti. O aš vakar atsivežiau polistirol, realiai 14 kubų išves, padarėm 4 reisus, po 8 pakius, pasiėmėm įvairiausią 50, 70, 80 fps, realiai išrinkom kokių tik tas turėjai. Pagrindis stengiaus, kad būtum 170, 80, keli likučiai ir kurį 50. Tai viskas įtvarko, o dabar, kaip matot, daug mažas išsilygins, pasiklojau plevelį, tai dabar pradėsim montauti. Tai gerai žiūrėjom. Nu, tai labdienėlį publik. Žodžiu, parsivežiau metalą. Nu, va šitas parsivežiau armatūros tinklą. 15 ant 15 sakys. 2 metrą ilgiaus ant 1,20 m pločiaus. Ir pasiėmiau storasienį vamzdį. 2,5 metrą ilgį, 4,5 mm storiaus. Ką mums reikalings, pamatys atvėliau. O dabar varom, susinešam į vidų. Šitas vidau jau ir realiai sudėts, kaip matot, polistirolis. Visur sukluota, ir supildyta, suklijauta, užpūsta makrofleksas, nupjauta, žodžiu, sulygint, kaip reikia. Pasiklojau vein gal plevelis ir atvež davė krūv smėliaus. Čia ir papildoma atvež 8 tonas, 70 eurų kainų. Taip, dabar susinešu armatūros, pasiklosim plevelį ir pradėsim kloti visur rišti tinklus. O tepo, gal išvis pasimiau 37 tinklus, vis teik, tai gal vein sunkėt, kaip ir užsileid, tai daug mažiai ir 2,4 kvadratai, jeigu bendrą skaičiuoti, tai realiai tos 0,4 nuėmiau ir paskaičiavau, kad būtum ant 80 kvadratų, bet pas mane ir 74 kažkas centas. Tai turėtum užtekti, jeigu kažkur liks, tai sunaudosiu pagrindį ten, kur turėtų mašiną stovėti, kad būtum stipresnis, bent kažkiek daugiau. Ta vot, tep, važiaunam, pasidėsam priekabą ir parmaunam atgal. Ta vot, dabar tas kelias dainas išlė nefilmavau. Biškėl galvojau visi jungsiu, bet baisė buvau aktyvę, kaip aš sakau. Tai, žodžiu, ką buvau. Susilyginau apač pilną, kurį smėlis, kur buvau vis plytgalę, vis susitrambavau vis tų sluoksnį, išsilyginau. Ten cuoms 2 kažkur gali pabėgti, čia niek tokį. Tada klojau 150 mikronų plevelę per vis, kad užsilenktom ir ant pamat, kad užsilenktom ir išlystom ant pat kraštą. Tada sudėjau EPS 80 šimtinius 2 lapus, viens ant kit. Ir kas darot, tai kaip dedat perm sluoksnį, suklijaunat su polistirol klijas. Užpildat, nusipjaustot viskų tvarkinga. Tada antrą sluoksnį, kaip dėdi, tai turi uždėti ant linijų, ant sujungimo perm sluoksnį. Turi prakeisti, kaip šachmatiška turi prakeisti tenus. Tai, kad te padara, irgi suklijas, su makrofleksu užpūt tarpelius, jeigu jie tokių didesnių. Jeigu jau ten labai tampriai susispaud viens su kitu, tai gali net nepūsti. Bet čia rekomenduotina ir užpūsti. Ta vat, te padariau, viskų nusipjaušiau, pasiruošiau. Ir dabar ant viršaus kloju 200 mikronų plevelį. Kad cements, kad betonas nepabėgtom po plevelį, kad nepradėtum kelnuoti man te plevelį aukštin žemyn. Kad žodžiu, būt prigludus prie polistiroliaus. Ir va taip, tokį žinias. Ir dabar parvažiausiu, pasikabinsiu priekabą atgal
pasikeis mašiną, grįšiu atgal, pabaigsiu klutais plionki, tus 200 mikronų, su papras pleistrą ar su kontaktinį juostą reiks sukabinti galus, pjūvius, jeigu ir, kad vis tiek potin nepabėgtum betons. Ir tada pradėsim dėti tinklus armatūrius. Pasiėmiau vilos, nusipirkau naujas žirklis, karpimo armatūrą, nes teps pjausit su bulgarkė arba su vos ne su replėm, tai gali į rungs pamesti. Tavot, teik žinių, važiaunu, parvažiausiam, gal kokį šašlyk reik pasikepti, nebus matyt, oras tai šiandien bjaurus, kaip vasaras, kada čia, 1 ar 2 dieną vasaras, tai nieko gera. Ai, tep, kiek sukainavo armatūros su tavo vamzdžiu. Žodžiu, tas vamzdis, aš iškart pasiėmiau prie to pačią, nes ką padarysiu grindis, planuoju, kad reik padaryti iškart ir laiptus į loftą. Tai reik padaryti laiptus, nes prie to pačią tep važiavau, kaip sakant, į metal fabrik, kur turi visokių nesąmonių. Tai sakau daug, kad man kokį nors rimtesnį vamzdį, kad galėčiau dasivyrinti normaliai ir būtų tam tvarkinga. O tus metalus, kur darysiu pakopom, kaip sakyt, patiem laipteliam, visus karkasėlius, tai panaudosiu, kur supjaustėm šiltnam, tus visus trikampius. Visi daug maž susinaudos, nes ten vis tiek nemaža nureikės. Tavo tokį planą ir vis tiek nepasiekiau, kai kainavo. Tas vamzdis pasiėmiau 2,5 metrą, metras kainavo grubę 25 eurų. Tai nėra labai ansoks pigus, bet užtat žinau, kad trup nelaikys. Kaip sakant, jeigu kažkas sumastytom pabombarduot, tai drusę po laiptos gali atsitūpti į pochui. Tavo armatūrus pasiėmiau 37 tinklus, 2 metrą ant 1,20 m, 15 akis ir kainavo 130 eurų. Tai čia visai normalia, nes daug maž panaši kaina ten per 5, per 10 eurų gal įskiras vieno ar kito. Tai čia maža bėda, kaip sakant, nes vis tiek, jeigu jiem iš vienos vietos, tai ir paprasčiau daryti, negu važinėtis per visokius krautuvus, tampytis ten kokį priekabą, klausinėti, žiūrinėti, daugiau išleisi laiką ir kūrą sudeginti, ir laiką sudeginti, ir niek nepadarys per tiek ilgą sudeginti laiką, dar norės paėsti, žodžiu, šūts gausias. Tavo iš vienos vietos ir pasiėmiau. Tavo, teik žinių. Dabar susimatysim trubo. Nu, savo šešlikinį nepasigersiu, bet bent jau porį šmėlių išsikepsta tikrą. Dabar padarau cinematic šašlykus. Pavyzdį, kad ką fainė vynogi. Šitas leid lapus. Realiai prieš savaitę buvau lygiai čia kažkur. Tai buvo, per savaitėlį grubė 10 cm paaugo. Pomidorėlė. Čia šitas kažkas pasodinta, čia kažkas pasodinta, nežinau, aš niek. Čia gurkelė. Čia šitas tai irgi leid, bet tik tas iš apačios kažką. Viršau nieko nėra. Apačio. Šitas eina iš apačios. Įdomi, ta eina iš apačios, ta eina iš viršos. Gal kartas jį padžiūvusi, bet ką ne, nes čia šitas minkšti ir pampurėlė. Ką čia turim iš braškį? Įtų braškėlį kažkas. O, šitas ir. Normaliai. Šitas kažkas auga. O, jau ir. Dabar nežinau, mąstau, kad reiks susidėti tinklus, bent jau paliko kokius 2 metrus, nes nežinau, kiek plėvelį man užeis, nes anai 6 metrų pločios. Tai gal užeiti iki pat vos ne kolonos. Tai jaučiu iki kolonos susimesiu biškį tinklėlių, pavalgysiu
ir užsimesiu antrą plėvelį čia, užsiklijausiu ir susidėsim toliau vis likus tinklų. Nu jau tefo, susidėjai, porą lapą pritrūkau, vien lapėlį reikia čia įdėti, realiai posi ir posi, ir čia vien trūksta, užmesti, susikarpyti, tvarkingą pasidaryti, kabutom ir dar turiu tokių štangų, 2 cm storios, gal kokie 6, sakyk, ir po 1 metrą. Tai jaučia šanas tep sumesiu, kaip nors šachmatišką, kad būtum daug maž papildoma, čia kur mašin turėtum stovėti. Nes vis tiek reikės, kad būtum stipresnė vieta. Ir viskas. Tavo tep viskas atrodo. Susiraišėjau. Visai nebloga, plėvelės susikluoj. Bent jau su izoliacijai kokį užsimetė, kad nepabėgtum po apačią, kad nepakeltum to plėvelį. Ivo, teik žinių. Čia šitas užkišau, kiek galėjau į vidų. Kiek palinda, tiek palinda. Viskas įtvarko. Taip viskas vat ir atrodo. Tavo, teik žinių. Šiandien jau neapspėsiu porą lapų, jau nieks neapdirba, aštuojant ir. Greičiausiai ryto kart su betonu parsivešu šitus porą, susidėsiu. Ir susidėsiu dabar tas štangas. Tai kaip vis like, jeigu patinka content, žinot, ko daryti, spaudat like ir iki kart.